Sveiki, mėlyjeji, su jumis YouTube kanalas Taro gyvenimo ir meilė ir aš, Jolanta. Taip neramu ant dūšios kažko tai. Kažkieno mintis galbūt mane pagauna, arba aš kieno nors mintis pagaunu. Ir pagalvojau, reikia padėlioti tokią dėlionę. Vyras ir dvi jo moterys. Įdomu, kaip jis gyvena, ką jis galvoja, ko jis tikisi, ko jis nori, ko jis laukia. Ką jis planuoja, ar ne? Pagalvokite apie savo vyriškį. Jeigu tokį turite. Na ir pradedam. Koks yra vyriškis? Ką jisai? Kas vyksta jo gyvenime tiesiog dabar? Ir ko jisai nori, ko jisai siekia? Kokios yra moteris? Čia bus moteris, kuri ne su juo. Meilužė. Tegul būna meilužė. Čia šitoj pusėje bus moteris, kuri yra su juo. Ar ne? Arba, ta. Teisėta. Tegul būna teisėta, ar ne? Teisėtoji moteris. Pripažintoji moteris, ar ne? Gerai. Na ir pažiūrėkime. Kaip jis mato moterį, kuri ne su juo? O kaip jis mato tą, kuri su juo? Ką jis galvoja apie tą, kuri ne su juo, o apie tą, kuri su juo? Kokie jausmai yra meilužiai? Kokie jausmai yra žmonai, tai, kuri su juo? Kokios yra planai? Kokie planai yra? Ar planuoja ką nors vyriškis? Ar planuoja ką nors su šitą moterimi? Ar yra kokie nors veiksmai artimiausių metų? Savaitę, dvi savaitės, ar ne? Nuo peržiūros 2 savaitės. Ar jis mato perspektyvas su šitą moterį? Ar jis mato perspektyvas su pastoviai moterim arba žmona? Arba ta moterim, kuri yra pripažinta, teisėta, matoma. Gerai, mėlyjeji. Ar vyriškis priėmė sprendimą? Pažiūrėkime. Ar jis priėmė sprendimą? Ir kaip situaciją mato Taro? Ar perspektyvas mato Taro? Pamaišykime. Ar vis dėlto perspektyvas Taro mato? Ar mato perspektyvas su šitą moterim? Ar mato tolimesnio gyvenimo perspektyvą su žmona? Ir kaip iš vis mato artimiausią mėnesį reikalų judėjimą šitame meilės trikampyje, sakykim taip. Gerai, mėlyjeji, pažiūrėjome. Ir apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie žmogų gimusį avino ženkle. Nebūtinai tai moteris, tai gali būti ir vyras, tai yra avino ženklo korta. Vienas dalykas, mes kalbame apie moterį meilužę, tai nėra žmonos korta. Mes kalbame apie moterį meilužę, tikriausiai vyriškis yra šiuo metu aktyvesnis meilužės pusėn. Tai va, mes apie tai kalbam, apie moterį, kuri nėra žmona. Na gerai, pasižiūrėkime, koks yra vyriškis, kokios jo energijos yra. Koks yra vyriškis? Nu, matot, kelintą kartą išeina panaši korta, ar ne? 9 kardai. 9 kardai, labai daug pergyvenimų, labai daug abejonių, tokio kažką padarė, kažką nusprendė, dabar gailisi, naktim nemiega, pergyvenam. Mintis yra nuolat, 24 ant 7. Nuolatinės mintis, košmarai kažkokie, tokie pergyvenimai, tokie apmąstymai, gilinimasis, oi galėjo būti taip, o gal reikėjo daryti taip, o gal reikėjo daryti taip. Nieko nereikėjo daryti. Kaip norėjai, taip padarėjai. Vat situacija yra dabar tokia. Dabar reikia žiūrėti, kaip darysi toliau. O jeigu aš darysiu taip, o kas čia dabar bus? Nu nieko nebus. Pirmiausia, tu padaryk, tada žiūrėsim. Bet tai daryti reikia. Reikia daryti kažką, o negulėti, nesėdėti ir nesvaityti, ar ne? Čia galvos skausmas, grynas galvos skausmas pagal šitą kortą. Gerai. Kas vyksta jo gyvenime tiesiog dabar? Žmogus galbūt dirba, galbūt kažkam padeda,
Padeda, dirba ir už tai gauna atlygį, tarkim, kažkam padeda ir už tai gauna atlygį, arba jam kažkas padeda. Jam galbūt reikia pagalbos ir jam kažkas padeda. Gal žmogus serga iš tikrųjų 9 kardai, kad čia mes taip griežtai aš čia. Tai žodžiu, žmogus reikalingas pagalbos arba kažkas yra jo aplinkoje, kas reikalauja jo pagalbos. Va taip va. Ko vyriškis nori? Vyriškis nori meilės, nori sekso, nori aistros, nori glamonių, nori švelnumo, nori vienybės, harmonijos, pagaliau harmonijos gyvenime. Žmogus nori vienybės su moterimi. Vat ko žmogus nori, pasižiūrėkite. Jis nori, kad jie apkabintų tokia švelni moteris. Tokia suprantanti, be žodžių, užjaučianti, suprantanti, švelni, maloni, mylinti, atsidavusi. Tokia, žinote, paslėpusi savo visą tokį savastį, tokia sulaikiusi kvapą ir žiūrinti į kiekvieną šito liūto mirktelėjimą. Ar jį žada kasti, ar jisai koks jo murkimas, koks jo garsas, koks jo žvilgsnis. Šita moteris labai stebi šitą situaciją. Jam reikia, vyras pasiilgo tokios moters, kuri nujaustų ir matytų jo nuotaikas, jo emocijas, jo sakykime, visą kūno kalbą. Na, puiku. Pagaliau žmogus nori kažko šiame gyvenime. Gerai, mėlėjai, na, pasižiūrime. Kokia yra moteris, kuri nėra šalia jo? Moteris yra pasirinkime. Moteris yra pasirinkime tarp dviejų tikriausiai žmonių. Yra vyriškis ir tikriausiai dar kažkas. Arba moteris yra laukime, kol ją pasirinks kažkas. Arba jeigu jos nepasirinks, jie žygios toliau. Moteris į meilės malonėje, bet pasirinkime. Moteris turi galimybę rinktis, bet dar nepasirinko. Kokia yra moteris, kuri yra šalia jo? Tai stabili, tai namų saugotoja. Na, labai puikios moteris pas jį iš tikrųjų. Moteris šeimos saugotoja, viskas ten apžiūrėta, jos dėka. Ji stabili, ji tokia galbūt patogi. Taip, tai patogi moteris. Ji tikriausiai yra ir barščiukai išvirti, ir lova švari, ir kambariai švarus blizgantis, ir sodas prižiūrėtas. Viskas ten gerai su šita moterim. Gerai, mėlyje, o kaip jis mato tą meilužę? Kaip jis mato moterį? Mato moterį laukiančią pokalbio arba pokalbio. Jis mato ją, kad reikia išsiaiškinti, reikia kažką išsiaiškinti. Dar jis mato ją kategorišką, tokią konkrečią, dalykišką ir konkrečiai. Tai pasakyk man, sakykim taip, jis mato taip, kad moteris laukia, pasakyk taip arba ne. Tai va vienas iš tokių kortų. Jis mato ją reikalingą pokalbio, reikalingą aiškumo. Kaip vyras mato savo nuolatinę partnerę. Vyras mato savo nuolatinę partnerę taip, kad tikriausiai jį bėgioja pas būrėjas. Jį domisi taro, jį domisi psichologija, būrimais, gal kas čia žino, ar tai geroji magija, gal ir blogoji. Jis mato ją, galbūt atsitraukusią nuo jo. Jis mato ją senstančią, galbūt moteris yra jau menopauzėje arba po menopauzės. Jis mato ją senstančią, taip. Jis mato ją paslaptingą kažkuo, tai jis mato ją turinčią paslapčių. Ir jis mato ją, kad ji žino, kad yra kita moteris. Šita pastovioji moteris žino, kad yra kita moteris jų santykiuose, arba jie nujaučia, arba jie žino, arba tai jai pasakė būrėjus, kad jie šituose santykiuose ne viena, ne vienintelė. Gerai, o ką vyriškis galvoja apie merginą tą, kuri ne su juo? Na, ką jis galvoja? Kad jis magas, jis čia bet kada, jis viską gali, jisai žino, kad bet kada jis pas jį atvyktų, jinai jį priims, jį paglobos, su juo pakalbės, jis čia manipuliuoja visais instrumentais, kokius tai gali. Jis žino, kad jis ją yra labai patrauklus ir jis galvoja apie ją, kad jinai yra gana patraukli jam, kad jis sugeba jį valdyti. Jis sugeba ją valdyti, bet ir jinai taip pat yra stipraus charakterio ir sugeba jį valdyti. Taipogi ją mato galbūt irgi turinčią tam tikrų gabumų. Pažiūrėkit, kokios moterys stiprios pas jį.
Na, ką galvoja vyras apie moterį, kuri yra šalia? Na, tikriausiai galvoja, kad ji, lengva su ja. Su ja yra lengva, paprasta, su ja galima susitarti. Galbūt jie turi daug draugų, arba jinai turi daug draugių. Va, dar jisai galvoja, kad jie meilės trikampį, jie tiesiog yra meilės trikampį. Va, jie šitoj poroj ne vienas, o trise. Ne dviese, o trise. Ir dar galbūt jis galvoja apie ją, kad išgeria į lengvo būdo. Galbūt jinai išgerinėja. Va taip pagalvoja. Jeigu čia jis galvoja apie ją pagal didįjį arkaną, tai čia mažieji arkanai. Gana tolygiai žygioja abi moterys. Na, pasižiūrime. Ką vyras jaučia merginai, kuri ne šalia jo? Mirtis. Tai gali būti jausmų nelikę, arba jausmai patiria transformaciją. Jausmai keičiasi. Pažiūrėkime, kokie jausmai buvo iki tol. Tarkim, iki tol. Ar ne, jeigu dabar mes žiūrime momentą. Kokie anksčiau buvo vyriškio jausmai į šitą moterį? Na, jisai čia save mato. Jis mato, kad jis buvo šaltas, atsitraukęs, abejingas, nedavė jai jokio konkretumo. Jis neparodė jai savo jausmų. Jis jai savo jausmų neparodė. O kokius dabar, kadangi yra transformacija, kokius dabar jausmus vyriškis jaučia šiai moteriai, kuri ne su juo? Na, kažkas svarbaus. Kažkas svarbaus. Judgment, ar ne? Tai kaip nušvitimas, kaip atgimimas, kaip atpažinimas savęs, kad tai mano žmogus, tai ne taip paprasta. Na, 2 lazdos, 9 pentakliai. Na, kažkodėl, jeigu mes matome, kad vyriškis yra vedęs, ar ne, tarkim, turi namus. Jeigu anksčiau jo veiksmai, jo jausmai buvo šalti, abejingi, jis neėmė nieko rimtai į širdį, jisai neparodė savo jausmų, jai nieko šitai merginai. Tai dabar jis supranta, kad kažkas traukia jį pas ją. Jį traukia su nežemiška jėga ir jis jau svarsto apie galimybę apsireikšti pas šitą merginą, nes jie jam brangi. Ji nuostabi, ji brangi taip, kaip galbūt išsilavinusi, gerai išauklėta, galbūt turtinga, galbūt, kaip čia pasakyti, savarankiška visame savo gyvenime. Ir ji niekino neklaus jokio patarimo, ji neklaus jokių tokių patarimų ar kažkokių pasakymų, tu taip daryk ar taip daryk. Ne, ji padarys taip, kaip reikia. Ir dažniausiai jos poelgiai yra korektiški, teisingi, nes kitaip ji nebūtų 9 pentakliuose. Na, dabar vyriškis supranta, kad kažkas čia yra svarbaus su šitą moterim ir jo jausmai patiria transformaciją. Jo jausmai keičiasi į šitą moterį. Na, pažiūrėkime jausmai žmonai. Pinigų pažas, ar ne? Na, tai svarbu, tai kasdieniniai dalykai tokie. Kaip reikia nupirkti, reikia rūpintis, ji visada užima jo mintis, ji visada randa kažkokią, šita moteris visada randa, kuo jį užimti. Visada jo galva kažko turi būti užimta tokiu praktišku, materialiu, tokiu. Dar galbūt jis jaučia jai, kad jie reikia rūpintis, galbūt jį išgerinėja labai daug ir jie reikia rūpintis. Arba juo reikia rūpintis, jis mato ją kaip stabilią moterį, va čia tokia kaip stabilumą, kuri prižiūri visus jo namus, galbūt jisai jai jausmus jaučia tokius kaip motinai, kad be jos jisai pražūtų, nes pažas tai yra vaikas. Kokie jausmai? Gal yra vaikai, va dėl to yra jausmai, kad yra vaikai. Ar ne? Gal ir vaikai anūkai? Kas čia žino? Gerai, mėlėjai. O ar yra kokių nors planų šitą moterį? Planai tokie, kad reikia padirbėti ties planais. Planai yra tokioj, sakyčiau, tokioj stadijoje, kaip sakoma, jau planavimo stadijoje, planavimo stadijoje. Taip, reikia padirbėti ir kažkokį planą sukurti. Vyriškis ties tuo dirba šiuo metu. Jis kuria planą, kaip būtų galima kažkaip susitikti ar bendrauti ar kažkokią ateitį turėti su šitą moterim. Planai galbūt dirbti kartu, galbūt turėti kažkokį tokį abipusiai naudingą ryšį, abipusiai taip materialiai naudingą ryšį, netgi šitaip galima pasakyti.
Na, planai kokie? Dar gali būti planai tokie, kad... O ką aš galiu planuoti? Aš išsiėmęs savo gyvenimą. Aš turiu savo gyvenimą. Ką aš galiu planuoti? Na gerai. O ką planuoja su šitą moterim? Na, vat vėlgi nėra tie planai tokie, žinot, jau visiškai sukoncentruoti į šitą pusę. Ne, tikrai ne, vyriškis svarsto, jis vis dar abejonėse. Iš čia pilsto iš tuščio į kiaurą su šitą moterim, su kuria gyvena turbūt pastoviai arba yra vedęs. Jis vis tiek pilsto iš tuščio į kiaurą, jis čia neįsiciklinęs, neįsigilinęs į šitos šeimos reikalus, jis vis tiek balansuoja, kad čia gerai, bet gal aš rasiu dar geriau, arba ten kažkur bus dar geriau, ar ne? Na, tai tokie planai kol kas va taip suktis, trypčioti nuo vienos kojos ant kitos ir išlaikyti abu savo tuos pusrutulius, sakykime, vienoj tokioj lygioj trajektorijoje, ne, kad nei vienas tas pentaklis nenukristų. Na ir, sakykime, planai. O veiksmai kokie? Veiksmai šitą merginą pagal teisingumą. Kokie veiksmai? Karma. Kaip šauksi, taip atsilieps, ne? Kokius veiksmus, kokius mes poelgius padarysime, tokie bus ir sakykime, rezultatai, ne? Vyriškis supranta, kad veiksmai šitą moterį turėtų būti, na, teisingi, apsispręsta ir padaryta. Va taip turėtų būti. Na, kas čia pagal tą teisingumą? Kokie čia veiksmai gali būti artimiausias 2 savaitės pagal teisingumą? Kas čia yra? Jeigu vyriškis vedęs, tai ką, jis taip ir lieka ten santuokoje, bet kodėl iškrito šitą kortą toj pusėje? Ką reiškia pagal teisingumą veiksmai? Na, mėnulis, 4 taurės buvo, 3 pentakliai. Na, pagal teisingumą, kodėl pagal teisingumą? Jeigu nekartu, jeigu šitie žmonės nekartu yra išsiskyrę, tai va tokie ir veiksmai bus. Liūdėti, apatija, toks gilus kažkoks tai sapnai, nemiga sapnai, o jeigu užmiega, tai sapnuoja, jeigu sapnuoja, tai kažkaip taip labai taip skaudžiai, skausmingai, kažkoks ilgesys, tokia migla, toks nežinomybė, baimė ir toks planas, kaip čia man visą tai sureguliuoti, kad kažkaip išmokti tas pamokas, kurias patyriau su ja. Veiksmai depresuha, nenoriukas, nieko nedarysiu. Nu, veiksmai tokie reiškia. Kokie buvo veiksmai, tokie ir dabar bus veiksmai. Jeigu yra išsiskirta, tai aktyvių veiksmų ir nebus. Gerai, o kokie veiksmai šitą moterį, šitą ponę? Nu, jūs pažiūrėkite, 7 kardai, tai kas gali būti gero su veiksmai 7 kardai? Išsisukinėti, meluoti, neparodyti savo kėslų, jeigu ką darysiu, tai darysiu sukandęs dantis. Jeigu kažką, galbūt net slapta kažkur tempiai kažkokius pašaliukus vienas kito daiktus, galbūt kažkaip tai. Kažko išsisukinėti nuo pareigų, meluoti į akis, 7 kardai. Melagystės, machinacijos, manipulacijos. Na, nieko ekologiško. Ar vyriškis mato perspektyvą? Aha, vyriškis mato perspektyvą, jeigu šita moteris teiktųsi šiek tiek būti nuolankesnė, tokia nusileistų jam, paklustų jam, nes dabar šita moteris iškilusi kardai pasakė tik taip ir niekaip daugiau, tik šitaip. Tik tokiom sąlygom pasirinkimas, ar ne? Kai tu mane pasirinksi, tik tada ir ateik, ar ne? Nu, tai už to dabar turim teisingumą ir čia gresia pokalbis. Tai va, šitą vyriškis mato, kad perspektyvos kokios. Na, perspektyvos priklauso nuo moters. Nuo šitos moters priklauso jų santykių perspektyvos. Jis taip galvoja, jis taip mato. Kad ji turėtų būti nuolankesnė, ji turėtų būti atlaidesnė, ji turėtų nebūti tokia kardų karalienė, ji turėtų nebūti buvusioje. Dar jisai mato, galbūt perspektyvos yra su ta moterim tada, kada kita moteris, jo, tarkim, teisėta žmona, taps buvusiaja, kai kada nors išsiskirs, jeigu išsiskirs, ar ne? Perspektyvos priklauso bet kokiu atveju nuo moters. Jis taip mato. Na ir šitoj pusėje perspektyvos 3 lasdos, ar ne? Na, perspektyva žmogus mato, kad kažkaip palengva, taip kūrybiškai jungiant protą, mąstymą, per tuos 7 kardus kažkaip
sukčiaujant viens kito kažkaip išsisukinėjant, galbūt mes ir turime perspektyvą galvoje. Na, čia galbūt nedaugiau 3 metams jūs kažkaip mąsto. Gal per 3 mėnesius mes kažką tai išspręsime, gal kažkokios perspektyvos atsivers. Gal per 3 mėnesius, per 3 savaitės, per 3 metus kažką tai sugalvosime padaryti, ar ne? Nu, čia matosi perspektyva, jis mato, o ši čia, kad priklauso nuo jos, ar ne? Gerai, nu pažiūrėkime, ar vyriškis kažkokį sprendimą priėmė. Imperatorė. Na, vėlgi toks arkanas, kuris arba jis čia priėmė sprendimą tokį, kad rūpintis tik savo gerovę, arba jo sprendimas vėlgi priklauso nuo moters. Imperatorė dažniausiai yra mama arba žmona, arba labai svarbi moteris. Jeigu nėra žmonos, tai ta moteris, kuri svarbiausia. Tai nuo svarbiausios moters, ar ne? Jis perkelia visą atsakomybę ant moters. Tai koks tas sprendimas, jeigu čia yra moteris? Kas priims turi sprendimą? Žmona ar šita moteris? Kuris svarbesnė? Na, kokį sprendimą ar jis priėmė? Ar jis lieka su žmona? Koks sprendimas jo? Vis dėlto žmogus renkasi savo gerovę, savo ten, kur sukrautas jų. Nors jam labai sunku, nors jo siela veržiasi į priekį, į kažkokius naujus horizontus, jis vis dėlto lieka ten, kur jam patogu, kur jam sudarytos visos sąlygos būti sočiam, laimingai, šiltai aprengtam ir nereikalaujančiam, ir niekas nereikalauja pajudinti nė pirštelio. Vadinasi, vyriškis, kad ir labai, tai čia palaukit vienas variantas, ar ne? Nors ir labai sunku ir siela traukia kažkur tai kitur, bet jis lieka ten, kur jam sotu ir šilta. Tai tikriausiai ten, kur yra jo namai, nes čia 4 lazdos yra namai. Tai vadinasi sprendimas likti su žmona. Taip, likti su žmona. Kitas variantas gali būti, nors ir labai sunku, jam labai sunku ir jis pasiruošęs sekti pagal savo vidinį balsą, savo svajonių išsipildymo link. Tai vėlgi 9 taurės yra mano asmeninės svajonės, mano pojūčiai, mano laimė, mano toks mėgavimasis gyvenimo, ar ne? Nors ir labai sudėtinga padaryti, bet aš susikoncentruosiu, susikaupsiu ir judėsiu savo svajonių išsipildymo link. Link svarbios moters, kuri gali būti nebūtinai žmona. Tai gali būti ir ta kita moteris, kuri yra svarbi. Na vėlgi. O vis dėlto norisi pažiūrėti konkrečiau. Gerai, padedam čia tas kortas ir pažiūrim. Tai į kurią pusę labiausiai? Tai kuri čia ta moteris lieka svarbiausia? Su kuria vyriškis lieka? Kokį sprendimą jis priėmė? Šita pusė. Na ir dabar šita pusė. Na, jeigu bus didysis arkanas, tai tas ir bus. Vis dėlto, didysis arkanas. Didysis arkanas sako, kad čia mažasis arkanas 6 kardai. Iš šitos pusės pokyčių nebus. Iš šitos pusės žmogus tolinasi, atsitolina ir išeina. Nuo meilužės jis tolsta, nuo tos moters jis tolsta ir grįžta į savo namus, kuriame yra jam visos sąlygos sudarytos, kuriame jo yra turtas, jo kažkokios tai pareigos, jo priklausomybės, galbūt yra kažkokios tai sandėriai, sutartys, arba netgi magija, nes čia matėme mes vyriausiąją žynę, kaip jis ją mato, kad jį vaikšto pas būrėjas, ir taip pat velnias, tai yra juodoji magija. Vadinasi, žmogus renkasi likti savo šeimoje, savo sukurtoje šeimoje, santuokoje. Gerai, o kokias perspektyvas mato Taro su šita moterim? Pauzė. Vis dėlto tai nėra visiškas nutraukimas santykių. Šiuo duotuoju laikotarpiu, čia mes pažiūrėjome artimiausias 2 savaitės, ar ne, arba mėnesį. Duotuoju laikotarpiu čia pokyčių nebus. Žmogus, kad ir sukandęs dantis, arba galbūt išgeria, gal priklausomybės turi, lieka čia. Ir tai vis dėlto, kaip mato Taro, pauzė. Vis dėlto pauzė. 4 dienos, 4 savaitės, 4 mėnesiai, 4 metai. Kaip kam aktualu pauzė? Kaip mato Taro perspektyvas čia?
Čia taipogi nieko gero perspektyvos, kad kažkas išeis. Vis dėlto kažkas išeis ieškoti šitų 8 taurių. Čia yra pauzė, o čia išėjimo korta. 8 taurės. Jeigu šiuo metu šita pora yra kažkaip ne kartu ar ne, ten galbūt, bet rodo jos kartu, pagal 4 lazdas rodo, kad jie yra kartu, tai vadinasi, ar tai 2 savaičių ar mėnesio eigoje kažkas šitoje poroje keisis. 8 taurės, aš čia viską turiu, čia matot net pagal velnę, čia aš viską turiu, bet velnės yra gundimas daugiau, labiau, skaniau, šilčiau, meiliau ir kažkas išeis ieškoti tų 2 taurių. Bet pagal šitą kortą šitą porą turėtų žinoti, jeigu kuris nors vienas išeis, tai jų vieta iš karto bus užimta. Va. Šitas žmogus, jeigu čia raudonų ploščiukų išeina, tai ateis kita moteris pas tą vyrą ir tikrai ras kuo čia užsiimti. Arba jeigu išeis vyras iš tų namų, tai šita moteris taip pat neliks viena. Ateis kitas žmogus, kuris ras čia prasmę, džiaugsmą, laimę, ras kuo užsiimti šitos namuose. Tai va, gerai. Na ir pažiūrim taro. Ką sako taro? Ką sako taro? Tikriausiai yra pasibaigę santykiai, ar ne? Su visais tikriausiai visos pusės yra atskirai vienas nuo kito. Visos pusės ir vyras ir 2 moterys yra praėję jau tam tikrą gyvenimo etapą, jis yra užbaigtas. Ir kiekvienas atstovinioja savo tiesą pagal 7 lazdas, jie visi yra susipykę, kiekvienas turi savo tiesą, jie visi 3 yra užsispyrę, visi yra save vertina gana aukštai ir jie save vertina tai, kad jie yra teisūs šitoje situacijoje, bet pasikeitimai įvyks. Bet sėkmės ratas sako, viskas sukasi, viskas keičiasi, viskas keičiasi. Tai gali būti kelionė, tai gali būti persikraustimas, tai gali būti pirkimas, pardavimas nekilnojamo turto, tai gali būti kažkoks dokumentas, kuriame yra apvalus antspaudas, tai gali būti bet kas. Likimo ratas sako, tai gali būti bet kas. Žmogaus mirtis, žmogaus išėjimas, kito žmogaus atsiradimas šitam gyvenime. Kortos neuždaro šito ciklo. Sako, viskas keičiasi. Jeigu šiandien mes esame pauzėje arba išsiskyrę, tai dar nieko nereiškia, kad jūs čia mosuojate lazdomis. Likimo rato mes nesustabdysime ir viskas keičiasi. Tai va taip, mėlyje, taip ir pabaikime. Į abi pusės krito didieji arkanai. Vyriškis čia nuo abiejų ginasi. Ir viena savo pusę išsakė savo poziciją, ir kita išsako savo poziciją. Vyriškis nuo abiejų mosuoja lazdomis ir nieko nenoriu. Nelyskit prie manęs, aš žinau, kaip turi būti. Šita moteris tikriausiai visai atsitraukus yra, o šita galbūt laikinai išvyksta, palieka jį su savo tarakonais ir išvyksta, paskui vėl parvyksta. Na. Jeigu taip žmonėm geriau, tai žinoma, taip galima gyventi. O vis dėlto pasižiūrėkime, kas išspręstų šitą situaciją. Nes čia vyriškis irgi nėra laimingas, mes jį matėme, ko jis norėtų, ar ne? Jis norėtų meilės, švelnumo, ramybės, pagaliau pasijusti vyrų, pasijusti liūtų kažkieno rankose, ar ne? Jam sunku čia viską tą daryti. Jis čia pergyvenam naktim nemiega. Tai nėra gerai, tai nėra gerai. Tai jeigu čia galim pasakyti, kad čia normalaus žmogaus gyvenimas, o mes jį vieną te turime šiame pasaulyje. Mes jį vieną te turime. Čia mes galim kalbėti bet kokias teorijas, kad mes gimsim iš naujo dar kažkada, bet mes neprisimename to. Kur mes gyvenam, kaip gyvenam. Mes gimstame čia ir dabar ir gyvenam čia ir dabar. Kas padėtų? Kas išspręstų šitą situaciją? Ką reiktų daryti? Ką patarė taro? Pažiūrim, ką patarė taro. Mažieji arkanai, nes viskas yra padaroma. Taip, iš tikrųjų viskas yra padaroma. Čia nieko tokio lemtingo nėra. Čia kortos parodė, kad kažkas čia labai sudėtingo. Deja, čia nieko sudėtingo nėra. Vyriškiui reikėtų, kadangi krito per vidurį, vyriškiui reikėtų vieną kartą nusimti raištį nuo akių
ir pradėti kažką daryti, nes yra 2 kardai. Dėl jo kovoja 2 moterys, gal jos ir nekovoja, gal jos net nepažįsta viena kitos. O jeigu ir pažįsta, jos abi nusigręžusios, jom čia dzin 100 metų jau. Palikusios jį vieną, užtat jisai čia vienas lovoje vartosi pergyvena. Vyriškiui reikėtų pagaliau pažvelgti į gyvenimą realiom akim ir padaryti sprendimą. Nustoti konfliktuoti su šitą moterim, jeigu yra jinai teisi, pripažinti jos tiesą ir jai kažkaip išaiškinti ir žodžiu, išaiškinti, pasikalbėti, pagaliau užkasti karo kirvį, ar ne? Ir galbūt net šita moteris net nesveiktų jinai daugiau dėl jo, ar ne, nenorėtų, bet yra kažkoks toksai nervas, atviras nervas, kuris neleidžia žmonėms ramiai gyventi. Tai reikia kažkaip tą atvirą nervą užgesinti. O čia taipogi yra, tai čia į šitą pusę, pavyzdžiui, 7 pentakliai, ką tai reiškia? Tai dedu, vat kraunu, kažką investuoju, bet rezultato kaip nėra, taip nėra. Vis tiek vienas rezultatas tas toks, tik vienas tas pentakliukas yra ir viskas. Krauni, galbūt ir jausmais, ir emocijomis, ir savo laiku, ir viso kito, bet to pasitenkinimo tai nėra, nes vyriškis vis dar nori švelnumo, meilės ir taip toliau. Kraunu, dedu, čia visos mano resursas, visas mano laikas čia sudėtas, bet rezultatų tai nėra. Ir pagaliau vyriausias arkanas kvailys. Tai patarimas toks, arba eiti kažką naujo, kur dar nėra patirties, eiti į naujo, kur žmogus dar neturi patirties. Jis čia, ką turi sukaupęs patirties, jam neduoda tokių rezultatų, kurių jis nori, eiti į kažką naujo, eiti į naują. Eiti į naują. Ir iš čia, eiti į naują. Tiesiog pradėti nuo nulio, pradėti gyvenimą nuo nulio. Nes čia tikriausiai situacija yra labai užsitęsusi, ilga ir čia kankina žmogų, net sveikatoje gali atsiliepti žmogaus sveikatai. Tai va, mėlyje, bet norėtųsi kažkokią pozityvesnę, sakykime, vyriškiui pasakyti kažkokį patarimą, ar ne? Patarimas, koks būtų vyriškiui? Kaip jam čia ką? Sveikatos nors palinkėti, ar kantrybės, ar ištvermės, ar pagaliau imtis kažkokių veiksmų ir įnešti aiškumą visom moterim. Patarimas vyriškiui, Tai va, 9 pentakliai, kaip ir viskas gerai. Patarimas vyriškiui kaip, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jeigu jis gerai jaučiasi ir jis turi porą, su kuria gerai jaučiasi, tai tegul taip ir lieka. Kortos patarė taip. Jeigu žmogus gerai jaučiasi, su kažkuria iš savo moterių jaučiasi gerai, tai tegul taip ir būna. Su ta moterimi, su kuria jis jaučiasi gerai. Taip, nes mes visi mūsų gyvenimo yra tikslas būti laimingu, svajonių išsipildymu. Jeigu yra vis dėlto 2, ar ne, žmogus turi vieną ir dairosi į kitą, čia yra 2 lazdos, pasirinkimas, 2 lazdos, tai vyriškis ir sako, kortos sako, kad eikime ten, su kuriuo jaučiamės, kad būsime laimingi arba esame laimingi. Patarimas mergaitėms. Hierofantas. Viskam savas laikas ir sava vieta. Viskam savas laikas. Ir 8 lazdos pokyčiai. Statusų pasikeitimas. Šitai pusiai, šitai moteriai patarė arba įnešti santykius aistros daugiau, arba iš viso keisti statusą. Jeigu yra ištekėjusi, tai skirtis, arba susirasti kitą vyrą, išvykti į kitą šalį, tai yra pokyčiai. Tai yra veržlus arkanas, veržlus. Tai lazdų riteris jis nestovi vietoje, jis prasineša ir pakeičia gyvenimą iš esmės. Tai va, o šitai mergaitai patarimas, jūs teisybė jos pusėje, va taip galiu pasakyti. Ji galbūt yra kitokia negu, kitokia nuo šitų žmonių, galbūt kažkuo skiriasi ar mąstymo, ar išsilavinimo, ar socialinė padėtim, ar sakykime, net religija, galbūt jinai iš kitokio socialinio sluoksnio, gal jie čia turtingi, jinai gal kuklesnio tokio gyvenimo ar ne, bet viskas, sako, Dievo rankose. Ji yra hierofantas. Va, pagal hierofantą, sakome, viskas surašyta yra aukščiausiose knygose ir bus taip, kaip turi būti. O šitai moteriai patarė keisti statusą. Iš esmės keisti gyvenimą. Gerai, mėlyje, ačiū už
peržiūrą ir iki malonaus.